Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ir taip šešidevinta Šilos Prabhupados ir susirinkusių Vašnų malonę mes paskaitysime iš Bhagavad Gitos 4 skyriaus, kuris vadinasi Transcendentinis žinojimas, ir 8 tekstas. Vadykim kartu pakartot. Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dushkritam Dharma Samstapanarthaya Sambhavami Yugi Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dushkritam Dharma Samstapanarthaya Sambhavami Yuge Paritranaya Išvaduoti Sadhunam Bhaktus Vinashaya Sunaikinti Čia ir Duškritam piktadarius Dharma religijos principus Samstapanarthaya atkurti Sambhavami aš apsireiškiu Yuge epocha Yuge po epochos Judėviškos malonės Bhaktivedanta Swami Maharadžo vertimas ir komentaras Šrila Prabhupada ki jai. Kad išlaisvinčiau dorosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat atkurčiau religijos principus, epocha po epochos aš apsireiškiu pats. Komentaras. Bhagavad Gitos teigimu, sadhu, liusteliuose šventas žmogus, yra tas, kuris turi Krišnos sąmonę. Žmogus gali atrodyti bedievis, bet jeigu jis turi Krišnos sąmonės savybės, jį reikia laikyti sadhu. Žodis duškritam taikymas tiems, kuriems Krišnos sąmonė niekiek nerūpi. Tokie piktadariai ar duškritam vadinami kvailiais, žemiausiais iš žmonių. Net jei žemiška prasme jie ir išsilavinę. O žmonės neturintys jokio išsilavinimo ir išsiauklėjimo, bet visa savo esybė įsitraukia į Krišnos sąmonės veiklą, laikomi sadhu. O dėl ateistų, tai aukščiausias viešpats nebūtinai turi ateiti pats, kad sunaikintų juos, kaip sunaikino demonus Ravaną ir Kamsą. Viešpats turi daugybę pagalbininkų, kurie gali patys susidoroti su demonais. Jis nužengė, kad atneštų ramybę savo besąlygiškai pasiaukojusiems bhaktams, kuriuos demonai nuolat persekioja. Demonas nepalieka ramybėje bhakto, net jeigu tas yra jo giminaitis. Prahlada Maharaža buvo Hiranyakashipų sūnus, tačiau tėvas jį persekiojo. Krišnos motina Devaki buvo Kamsos sesuo, bet ir ji su vyru Vasudeva kentėjo persekiojami Kamsos dėl to, kad jiems turėjo gimti Krišna. Taigi viešpats Krišna atėjo veikiau norėdamas išgelbėti Devaki, negu susidoroti su Kamsa, nors atliko abudu darbus. Todėl posme ir sakoma, kad viešpats pasirodo įvairiomis inkarnacijomis, kad išgelbėtų bhaktus ir sunaikintų nenaudėlius demonus. Krišnadasas Kaviradžas Čitanya Čaritamritos Madhya Lila posmai glaustai apibūdina inkarnacijos požymius. Šrištygetų jį murti parapanči avatare, jie išvara murti avatara namadare, majatita paravyomi sabara asthana višvė avatari dare avatara nama. Avatara arba Dievo inkarnacija nužengia iš Dievo karalystės į materialų pasaulį. Tas Dievo asmens pavidalas, kurio jis nužengia, vadinamas inkarnacija arba avatara. Visos inkarnacijos gyvena dvasinėme pasaulyje Dievo karalystėje. Avataros vardą jos gauna nužengusios į materialų kūrinyje. Yra įvairių rūšių avataros, tai Puruša avataros, Guna avataros, Lila avataros, Šaktievieša avataros, Manvantara avataros ir Juga avataros. Jos nužengia nustatytų laikų įvairiose visatos vietose.
Tačiau viešpats Krišna yra pirmapradis viešpats, visų avatarų pirmapradis šaltinis. Viešpats Šri Krišna nužengė, kad numalšintų tyrų bhaktų troškimą išvysti jo originalias transcendentinės pramogas Vrindavane. Taigi svarbiausias Krišnos apsireiškimo šiame pasaulyje tikslas – patenkinti besąlygiškai pasiaukojusius bhaktus. Viešpats sako, nužengęs asmeniškai kiekvieną epochą. Taigi jis ateina ir Kali amžių. Šrimad Bhagavatam teigiama, kad viešpatės inkarnacija Kali Jugoje yra viešpat Chaitanya Mahaprabhu, kuris paskleidė Krišnos garbinimą, pradėjęs Sankirtanos judėjimą, skliausteliuose kolektyvinį šventų vardų giedojimą. Ir išplatino Krišnos sąmonę visoje Indijoje. Jis išpranašavo, kad Sankirtanos kultūra bus skelbiama visame pasaulyje, jis iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą. Apie viešpatį Čaitanę, kaip apie Dievo asmens Krišnos inkarnaciją, netiesiogiai kalbama slėpinguose, apreikštuose šventraščių dalyse, Upanišadoje, Mahabharata ir Bhagavatam. Viešpatės Krišnos bhaktus labai traukia viešpatės Čaitanės Sankirtanos judėjimas. Šį viešpatės avatarą nesusidaroja su nenaudėliais fiziškai, bet gelbsti juos savo nepriežastinę malonę. Paritrana sadhana binaša čatuškritam samstapanartaya, dharma samstapanartaya, sambhavami judėjim, kad išlaisvinčiau daruosius ir sunaikinčiau diktadorius, o taip pat atkurčiau religijos principus epochą po epochos, aš apsireiškiu pats. Umagyanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam yena bhutale Svayam Rupa Kadamagyam Dadati Swapadantikam Vandegam Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathavitam Tam Sadhivam Sadvaitam Savadgutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Valita Shri Vishakanvitam Shya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Vadakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabham Sutade Pranavami Haripriye Vanchato Patarubheshya Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Kam karoti vachalam pangum vagayate girim yatripam tamaham vande Shivurudhi taranam Namo Vishnu Padaya Krishna 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 Anata Prasena Prabhupada Satushta Sankirtana Prabhupada Namo Vishnu Padaya Krishna 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 Samavita Namane Namaste Sarasmati Devi Pracharini Vishesha Shunirani Pashitari Shakarine. Taigi, šičia kalba pats aukščiausias Dievo asmuo Krišna ir jis kalba su savo draugu, su Arjuna, tuo momentu, kada Arjunai tenka padaryti labai sudėtingą darbą, jam tenka kovoti už tiesą, už religinius principus. Ir kada jis pamato, kad jam tenka kovoti už religinius principus su draugais, su pažįstamais, netgi su giminės atstovais, jie apima baimę ir jisai nori pasitraukti iš to mūšio. Ir jisai sako, kad jisai geriau medituos, sėdės ramiai kažkur tai medituos, rinks aukas ir gyvens iš to, bet jokiais būdais neis kovoti prieš savo artimuosius. Ir aukščiausias Dievo asmuo Krišna jam išdėsto šitą mokslą, Bhagavad Gitos mokslą ir paaiškina, kad jam ar kovos jisai, ar nekovos, per daug didelio skirtumo nebus. Todėl, kad
viskas vyksta pagal viešpatės valią. Ir va šito posmas jis sako, kodėl viešpats jisai nužengė materialų pasaulį. Jis nužengė būtent tam, kad išlaisvinti dorosius ir sunaikinti piktadarius. Būtent tuo metu žemėje, pati žemė gumi, ją slėgė kšatrijų našta, tai buvo labai daug demonų ir buvo tokių karingai nusiteikusių žmonių, kurie pastoviai kariavo tarpusavį ir žemė jinai labai pavargo nuo tokio krūvio ir jinai priėmė karvutės pavidalą ir atėjo pas viešpatį maldauti užtarimo ir viešpats apsireiškė ir apreiškė visus savo žaidimus. Ir jis čianais sako Ardžūnui, kad jis ateina dėl kelių priežasčių ir pirmą priežastį, kuris paminė, tai išlaisvinti dorosius. Sako, patvirtina ir sunaikinti piktadarius. Ir Šrila Prabhupada komentarą sako, kad iš tikrųjų pagrindinė priežastis yra ne tam, kad sunaikinti tos demonus viešpats atėjo, bet būtent tam, kad apginti savo atsidavusius. Ir labai dažnai žmonės kreipiasi, tai skundžiasi, kad mes esam tikintis religingi žmonės, tačiau mes vis meldžiamės Dievo pagalbos ir kaip tos pagalbos nėra. Ir kaip čia dabar suprasti tą dalyką, kad lygtais mes ir dėvoti žmonės, o sunkumų vis tiek neišvengsi gyvenime. Taip? Taip, pastebėt tokį dalyką. Kaip čia taip gaunasi? Tai kurgi čia ta Dievo pagalba tada gaunasi? Jeigu aš meldžiuosi, kai jis ateitų į mano gyvenimą ir padėtų man. Ir jis man nepadeda. Iš tikrųjų, viskas yra trupučiuką kitaip, negu mes matom paprasto materialiom akim. Viešpats ateina ir apreiškia savo žaidimus taip, kaip jis buvo prieš 5000 metų, kaip jis buvo prieš 500 metų. Tai, ką aš dabar sakau, tam reikia tikėjimo. Bent trupučiuką. Dvasinių dalykų tu negali pamatuoti kažkokiais tai prietaisais. Aišku, energetiškai gali pamatuoti, ne, ten kažkur tai sušilo širdyje, ne, ten geriau pasijutau, ar dar kažkas, kažkokie pojūčiai vyksta, ne. Bet realiai dvasinių dalykų pamatyti neįmanoma. Netgi tada, kada Krišna, Dievas buvo žemėje prieš 5000 metų, jį pažino tik tai keletas žmonių. Tik tai keletas. Nors jis parodė be galo daug stebuklų, be galo. Labai daug. Kas nors tai, kad knyga Krišna aukščiausias Dievas. Vienas tik tai. Jūs neturit tas knygas Krišna aukščiausias Dievas? Ne? O Bhagavad Gita skaitat? Skaitat, ne? Aha. Tai jūs sudėtinga bus trupučiuką patikėti tom, ką aš sakau, ne? Tiesiog padarykit prielaidą, kad, galbūt taip galėtų būti. Ne? Nes mes daug dalykų iš tikrųjų nematom, mes net nematom subtilios materijos. Subtilios, pavyzdžiui, subtili materija tai yra mintis, ne? Ar mes matom žmonių mintis? Nematom, ne? Bet jos yra, ne? Ir kaip mes galim pamatyti žmonių mintis? Veido išraiška, ne? Išduoda žmogaus mintis. Taip? Taip ar ne? Kas moka, psichologai gerai skaito veidas, ne? Aš sako, veidas yra žmogaus sielos atspindys. Taip? Ir, pavyzdžiui, apie krišnaitus, krišnaitai atsidavusiai platindavo knygas Amerikoje. Ir labai intensyviai platindavo, ten 70 metais, labai intensyviai platindavo ir galų gale vyriausybės atstovai labai įsiuto. Ir uždraudė platinti knygas. Ir jos atpažindavo, nes jie plikom galvom, mane su tokia uodegėle. Ir į paklodę susivinėjo. Bet, ilgainiui, kada jiems uždraudė, tai jie užsidėdavo perukus, ir apsirengdavo paprastai rūbais, ne pasaulietinis. Bet policininkai jos vis tiek atpažindavo. Jie pasislėpė ten knygas platą. Ir žinot, kaip jis atpažindavo? Išvytėjimą. Sako, išvytit. Ir realiai, iš tikrųjų, pavyzdžiui, oro uoste, jūs galite pamatyti, mes dažnai lydim dvasinius mokytojus, ne? Ir arba pasitinkam. Tai matosi tokia bendra masė žmonių
ir matosi toks šviesos spindulėlis pasirodo. Kas nors matė? Galit patvirtinti? Šviesos spindulėlis toks čips, ateina. Mes dabar buvom kelionėj su Bhakti Chaitanya Swami, tai toks šviesos spindulys toks, eina ir tu iš paskos binzenit. Tai mes net matot, subtilios materijos nematom, minčių, ne? Tai ką kalbėti apie dvasinius dalykus? Dvasia yra labai subtilus dalykas. Ir iš tikrųjų dvasia išjudina visą šitą materialų pasaulį. Ir taip pat Dievas, viešpats čia toliau Arjūnai jisai dėsto Bhagavad Gitą ir jisai pasako, kad iš tikrųjų mane pamatyti labai sunku yra. Materialiom akim pamatyti labai sunku. Ir, pavyzdžiui, o štai toks irgi pavyzdys, matot karoliai? Yra karoliai, ne? Kaip jie laikosi, tie karoliai? Žilka. Yra siuliukas, ne, viduje. Bet siuliuką mes matome, nematome. Nematome, ne? Lygiai taip pakelkim galvą į dangų naktį, kiek daug planetų, ne, įvairiausių. Ir jos visos savo orbitoj. Kažkaip jos sukasi, jos nenukrenta, jos nesusiduria, ne, jos, žiūrėkit, ten kažkas aplink Saulę sukasi, Mėnulis kažkur sukasi, kažkur apie kažką, ne? Ir visi, savo vietoje. Ir irgi mes nematom to siuliuko, ne? Ir iš tikrųjų viešpats sako, aš kaip perlų vėrinį, kaip siūlos, juos palaikau. Lygiai taip Dievas palaiko visą šį pasaulį, bet mes jo nematom. Mes net neįtariam, kad jis yra, kad jis palaiko mus. Net neįtariam. O iš tikrųjų, kad jį pamatyt, reikalinga šviesa. Krišna surya sama maya chaya andakara. Sako, Dievas yra saulė ir ten, kur yra saulė, nėra vietos tamsai. Šitos akis, tai dar nelaidas, kad mes galim matyti netgi tą materiją. Taip? Kokia būtina sąlyga, kad mes matytum šitom akim? Viena būtina sąlyga, be kurios neįmanoma matyti. Materija? Materija. Aplamai, kad šitą akis matytų, ko reikia. Šviesos reikia, taip? O dabar mes matom dėl to, kad yra šviesa. Kambarį užėjim, akiniai. Ir akiniai dar tai tam reikia. Ir jeigu mes į tamsų kambarį užeitume, kur visiškai mes nieko nematome, mes apgraibom tik tai galim prašyti. Iš tikrųjų mes gyvenam šitam pasauliu, bet irgi apgraibom. Trūksta žinių. O iš tikrųjų Dievo, kad pamatyt, reikalingas kas? Balzamas. Žinot, balzamas, gėrimas. Žinot? Bet nepaprastas balzamas, o meilės Dievui balzamas. Remam Džavita Bhakti Viločinienė. Tai yra, žmogus turi patirti meilės balzamą savo akis. Ne? Iš tikrųjų, ir tada, kada yra meilė, tada tu matai, gali matyti Dievą. Ir tą balzamą, kur mes galim gauti? Nežinau. Kiek saulės kiek saulės Iš tikrųjų mes galim gauti tik ten, kur jis parduodamas. Ar nori tokio balzamo pasiūlyti? Gerai. Tai aš jau noriu. Reikia surasti to balzamo pardavėją. Tyra Vašnava? Taip, tai yra tyra atsidavusi, viešpatis atsidavo. Tas, kuriam jau kažkas patepė akis to balzamo. Ir kai jis praregėjus, gali ir kitiem patepti. Ir tai yra dvasiniai mokytojai. Jie važinėja po visą pasaulį ir jie skleidžia tą meilę Dievui. Ir žinau, kokia kaina? Kiek kainuoja tas balzamas? Tikėjimas. Yra vienintelė kaina – tikėjimas. Jeigu tu patikėjai, atėjai, atskaičiuoji ten tikėjimą. Ta tikėjimą mes kiekvienas turim procentaliai. Ne? Mes atskaičiuojam, jis paima. Po to atvažiuoja dar po metų, taip, mes gavom produktą, patepėm mus trupučiuką, mes žvalgėmės po tą pasaulį. O, neblogai pamatėm, man patiko, grįžtam pas jį ir jau mūsų tikėjimo daugiau, ne? Pradžioje, taip, galbūt pažiūrėsim. Praėjo kažkiek laiko, tas mūsų tikėjimas išaugo, mes gavom patirtį, tiksliai veikia, matau, žiūriu,
mes jau daugiau. Kuo daugiau mes tikėjimo užmokam, tuo daugiau mums to balzamo duoda. Na, vėl pasitempu, kaip fainai. Ir po to galų gale jūs nebegalite, jūs jau be to balzamo gyventi negalite. O ateina diena, kada tas balzamas ir mūsų širdėje pradeda reikštis jau. Pradžioje išoriškai, po to mes pasveikstam ir patys galim matyti Dievą. Ir o čia komentarė Šrila Prabhupada paminėjo keletą tokių demonų, demonas Ravana ir Kamsa. Ir iš tikrųjų demonai, kada jūs paskaitysit, aš tikiuosi, kai jūs paskaitysit šitą knygą Krišna aukščiausias Dievas, paskaitysit. Pažadat, ar ne? Pažadat. Gerai. Paskaitykit viskas. Ir ten yra tas balzamas. Ten yra tas balzamas, todėl kad skaitydami šitas knygas mes susiliečiam su Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ir jeigu jūs paskaitysit jo gyvenimą arba paklausysit, Radharani jums galėtų papasakoti apie Šrilos Prabhupados gyvenimą, apie tai, kaip jis gyveno, kiek stebuklų jis yra padaręs. Tokių labai praktiškų stebuklų, labai praktiškų. Daugelis žmonių rodo ten visokius triukus. Jie supranta, kai veikia ta materiali energija, materiali gamta, ne, kai kurie ten būna, kaip ten mediumai, ne, kaip ten tie fokusininkai, kaip ten vadinasi. Dinamo. Dinamo. Dinamo, vienu žodžiu apgaulė. Jie apgaudinėja. Trupučiuką daugiau sužinojo, ne, apie materialinę energiją, ne, ir jie manipuliuoja. Šitie, ten hipnozės, ne, yra 8 mistiniai sugebėjimai, kuriuos gali žmogus, atlikdamas tam tikras askezes, gali apsireikšti jo praktikos dėka. Tai Šrila Prabhupada darė labai praktiškus stebuklus, labai. Atėjo vienas mistikas ir sako, Šrila Prabhupada, jūs bhakti jogas, visi jogai turi mistinių sugebėjimų, sako, parodykit nors vieną stebuklą. Sako, štai pažiūrėkit mano stebuklas. Štai šitie žmonės, daugelis iš jų buvo narkomanai, alkoholikai, gyveno gatvėj, hipiai buvo, hipiai laikus prisimenu. Tokia revoliucija buvo, meilės revoliucija, LSD. Amerikoje gal daugiau LSD, čia pas mus Tarybų Sąjunga, tai gal nelabai, daugiau svaigalai alkoholis buvo. Bet tai vienaip ar kitaip. Ir sako, mes su jais pabendravom, sako, aš pabendravau su šitais žmonėmis ir jie, pažiūrėkit, jie atsisakė visų žalingų įpročių. Jie atsisakė nuodėmingos veiklos. Jie nustojo vartoti svaigalus, jie tapo vegetarais, jie netgi atsisakė nelįstinų lytinių santykių. Kas iš tikrųjų, tai tikrai yra revoliucija. Taip, nelįstini lytiniai santykiai. Dabar, ten visuomenė, jeigu tu neturi meilužės arba meilužio, tai tu atsilikęs trupučiukai. Arba išvis gyvent santuoką, tai jau kam ta santuoka? Čia viskas gerai. Gyveni savo, kaip teka, viskas gerai. Bet Šrilos Prabhupados mokiniai pasekėjai sugebėjo pasiekti. Ir atsisakė neleistinų, tai yra azartinių lošimų. Tai va, ir tada tas pasikasė pakaušį, sako. Ir sako, aš jiem pinigų už tai nemoku. Aš jiem atlyginimų nemoku. O jie nuo ryto iki vakaro pluša ir tarnauja, ir platina knygas, ir gamina, ir daro programas, švietėjiškas veiklą atlieka. Tas pasikauštų. Jo, sako, čia stebuklas. Ir iš tikrųjų, realiai gali daug triukų padaryti, kad patraukti dėmesį. Tai šitam pasauliu kiekvienas žmogus, kiekvienas. Mes galim save gal to ir nepastebėti, nes pastebėti savyje trūkumus yra be galo sunku. Tai trūkumų lengvai matosi kitose. Savyje. Savo problemą pastebėti yra sunkiausia. Taigi, tai pažiūrėjau, kam jis tai daro? Atrodo, paimtų, va taip ir nebedaryti. Bet kada žmogus rimtai pradeda keisti save, kas nors bandė keisti save? Matė trūkumus, lengvai gausi. Pirmą savaitę gal neblogai, fainai, kažko nebeturiu, ne, po savaitės jau žiūrėjau, kad vėl darai tą patį. Kaip čia dabar? O kitose trūkumus po to matyti labai lengvai. Tai va tas
pakeitimas vidaus, iš tikrųjų tai yra be galo titaniškas ir didelis darbas. Vieną kartą Arinino Prabhu pasakė, sako, iš tikrųjų Krišnos atsidavę yra didvyris. Ir realiai, kažkada taip pagalvoju, kaip taip didvyriai? Čia taip revoliucinė tokia mintis. Eina metai ir tu matai, iš tikrųjų žmonės didvyriai. Todėl, kad jie, kaip Viktoras Cojus dainuoja, хочешь ли ты принять как есть, стать и выйти из ряда вон. Visi eina, taip eina. Kaip taip gerai, kaip neša, taip neša, o čia viskas gerai. Valgau, ką nori, daryk, ką nori. Viską, tugi pats viską kontroliuoji. O realiai pamatai, kad tave neša karma. Tai yra tavo praeitų gyvenimų nuodėminga arba doriminga veikla. Ir realiai tu pamatai, kad tu negali netgi pats veikti. Kad tavo aplinkybės taip sudėliojamos, tu nenorėtum taip pasielgti, bet tu prieš savo valią paimi ir pasielgi. Ir po to vėl pakauši, kodėl aš tai padariau, kaip aš. Tai priimti, yra taip, aš silpnas, aš nesugebu gyventi teisingai ir išeiti iš tos ir dirbti su savim dirbti. Nes paprastai mes norim keisti pasaulį aplink save, su savim dirbti mes nenorim. Va čia atsistoji ir tu supranti, kad be viešpaties pagalbos, be kažkieno pagalbos nesusitvarkys. Gali nueiti pas psichologą, patvarkys ten trupučiuką, ne? Bet tai yra tas pats, sakoma, pavyzdys, aš nešu naštą ant vieno pėties, jau pas psichologą, nes man nuo to pėties, nes pavargo perkelint kito pėties. Ir palengvėjo. Bet aš tą pačią naštą nešu. O ką duoda bendravimas su Dievu ir su Dievo tarnais, tiesiog numesti tą naštą visiškai, pasilikti laisvam. Mes tem, kaip sako, kiekvienas tempia tą savo kryželį. Kam jį tem? Reikia iš vis palikti. Bet tam, kad jį palikti, turi suprasti, kad jis visiškai man nereikalingas, tas kryžius reikalingas. Tai va, ir viešpats ateina į materialų pasaulį būtent dėl tos priežasties. Ne tam, kad išvaduoti savo atsidavusius nuo sunkumų. Kažkas galvoja, jeigu aš tapsiu dievotas žmogus, tai nebebus sunkumų. Viskas. Viskas pas man bus kaip sviesto, kaip sako, patepta. Ne, sunkumai bus. Ir sunkumų gali būti, kad bus dar netgi daugiau. Bet pasikeis jūsų požiūris į tos sunkumus. Kaip mes priimam šitą pasaulį, kaip mes priimam tos sunkumus. Kaip galvoja, žmogus, sakykime, tokio pasaulietinio mąstymo, kada su juo kažkas negerai atsitinka, kažkas, sakykime, su juo blogai elgiasi. Tas žmogus, jis kažkoks negeras, jis man bloga linkia, jis man pavydė, arba dar kažkas, viskas, aš su juo nebendrausiu ir kažkaip tai, bando nuo tos situacijos pabėgti apie kažką. O kaip galvoja dievotas žmogus, visa šita situacija, visa tai, kas dabar su manimi vyksta, sudėlioja aukščiausias Dievas mano asmeniniam apsivalymui. Aš gaunu dabar pamoką. Dabar tokia pamoka. Ne. Ir kada tu su tokiu požiūriu žiūri į situaciją, kančias nori, nes tai yra pamoka. Jinai kainuoja tiek. Bet, sakykime, jeigu aš ateinu į mokslus, dabar mano žmonėkiai mokosi, ir tai mokslai kainuoja. Ir gana nemažai kainuoja. Bet tai, kad tu užmokėjai tos pinigus, dar nereiškia, kad tu viską išmokai. Tu užmokėjai pinigus, tau duoda medžiagą. Ir tą medžiagą tu turi išmokti. Ir po to tave egzaminuoja, testuoja. Tai lygiai taip pat ir gyvenime. Mes ateinam, užmokam. Ir kas tas užmokestis yra, kaip mes kalbėjom, yra tikėjimas. Tu paliki tikėjimą. Ir tikėjimas tai iš tikrųjų galbūt pati didžiausia kaina, kokią mes galim šiam pasauliu užmokėti. Tai kad pasitikėjimas, pastebėt, kaip brangiai kainuoja. Jeigu kažkam tai mes pasitikėjom kažkokį žmogum ir mus nuvylė arba įskaudina, mes to žmogum daugiau nenorim bendrauti. Skauda. Taip? Jeigu mus kažkas įskaudina, viskas širdis užsiveria, taip skauda. Jau geriau ten sutrenktų ar ten kūno kažkas atsitiktų, bet kai širdį pažeidžia. Ir tada mes jau taip užsidarom, kad su niekom nebendrausiu, viskas, daugiau nieko aš į savo širdį neįsileisiu. Turėjo tokią patirtį. Ir tas tikėjimas, tas pasitikėjimas iš tikrųjų pati didžiausia kaina. Nes tu atveri tai, kas tau yra brangiausia, atiduodi savo širdį. Tai dėl to mes turim patikrinti,
ką mes turime daryti savo šeimą. Taip? Tu atsibrį, ar taip? Nu, susilaukė jinai dėmesio, dabar gerai, nebiškai apreis. Visiems reikia dėmesio, mes ateiname šį pasaulį, mums reikia dėmesio. Ir jeigu vaikas negaus dėmesio, kas bus? Bus nukris. Pradės verti. Duodi dėmesio, viskas gerai. Nenori klausyti, ką tėvelis šneka, nenori apie save kalbėti. Tai va, tai viešpats iš tikrųjų ateina į materialų pasaulį, kad apgint savo atsidavusi. Ir kaip jis juos apgina? Jeigu mes pasižiūrėsim, tyriai atsidavusi, tie, kurie visą savo gyvenimą atiduoda tarnystei Dievui, jie patiria be galo daug sunkumų. Be galo daug. Ir tai kame tada ta apsauga viešpatės? O būtent viešpats apsaugoja taip, kad jo atsidavęs gali galvoti apie jį. Ir visai neseniai, va čia kelionė, žinot, kelionė visada sunkumai kažkokie, tai būna kažkur kažkas ir teko pabendrauti atsida. Sako, nu tai blogai, bet prie to blogumo aš meldžiausi. Ir aš kažkur buvau viduj. Ir lygtais atsijungiau net nuo to pasaulio. Ir sako, tai blogai buvo. Bet aš visą laiką meldžiausi. Ir sako, iš ryto atsikėliau ir aš neturiu jokio nuovargio. Atvirkščiai, aš net įtau tokį pakilėjimą ir tokį, kaip čia taip įmanoma. Atrodo, tas išorinis sunkumas, pasirodo, tai buvo galimybė prisiliesti prie Dievo širdyje, nes kiekvienas turi Dievo širdyje. Ir kada mums visiškai blogai, kada mes, kaip sako, patyrėm tą fiasko, mes bandom visi susikurti tą laimę. Stengiamės, taip bandom, taip, žiūrim sėkmingus žmonės. Apsidairom, ne? Aha, tas sėkmingas. Nu, pabandysiu kaip jisai, ką jis ten šneka, gerai, taip. Ir vis nėra. Išoriškai gal mes tą komfortą susikūrėm, bet širdį vis tiek nėra ramybės. Ir dabar įsivaizduokit, viskas atrodo išoriškai žlugo ir tu lygi, tai nieko negali padaryti toje situacijoje. O protas neramus, nežinai, kas vyksta. Ir tu, kur čia, į ką čia pasikreipti? Nebėra. Galėtum ten svaigalų užvartoti, ten kažkaip pabėgti nuo tos problemos, nespręsti jos, užsimiršti televizorių lysti, kokius šokus nueiti ar dar kažkur, tiesiog, kaip ten rusai sako, razglėšься. Tai kažkur tai atitrūk nuo tos problemos. Ne, bet viešpatės atsidavęs, jis sako, aha, viešpas man duoda pamoką. Prašau daug supratimo, kas čia vyksta ir kaip aš turiu teisingai pasielgti. Duok man intelektą. Ir jis meldžiasi, nes jis nežino, ką daryti daugiau. Ir jis atsidavusiai kartuoja šventus vardus. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare. Meldžiasi viešpačiui. Ir po to jisai pamato, kad iš tikrųjų netgi ta kančia buvo didžiulė laimė, nes jis prisilietė prie kažko tai tokio, prie ko tu neprisiliesi materialiam pasauliu. Ir jis pasiuntė toks laimingas. Kas nors turi tokią patirtį? Man atrodo, ranišysis. Ir tame yra apsauga. Būtent tame yra apsauga, kad viešpas duoda galimybę galvoti apie jį. Ir yra dar net tokios maldos, Kunti Deivis sako, siūs man viešpatė sunkumus vieną po kito, nes kada sunku, mes jaučiam tavo buvimą, tu čia ir dabar, tu mums padedi, pastoviai ateini. Na, aišku, mums nereikia maldauti, kažkada ten savo dvasiniai praktikai buvau vienuolis, tai išgirdau ir pradėjau ten melstis, tai kaip užgriuvo, tai viešpatinė, užteks. Ir sako, mes nesadomazochistai, sako, gyvenimą vis tiek jau paruošta yra, kad pakankamai, papildomai dar prašyti, nereikia. Užtenka jau kai duoda, tai duoda. Tai va, ir viešpats iš tikrųjų ateina, ne tų demonų žudyti, bet jis ateina tam, kad, ir ateina ir kad demonų pažudyti, bet ateina tam, kad apgint savo atsidavusius. Ir prieš 5000 metų, kada jis buvo, jis apreiškė savo žaidimus ir galbūt čia daugiau įdomiau ta tema bus atsidavusiems, kurie skaitė knygą Krišna aukščiausias Dievo smėlis ir kurie gyvena tokį gyvenimą, sakykime, šeiminį gyvenimą arba visuomeninį gyvenimą gyvena, ne
atsukę nugarą visuomeniai, gyvena visuomeniai su tam tikrais visuomenės principais ir normomis, turi taikytis. Ir kada paskaitai Šrimad Bhagavatam arba Bhagavad Gita, tai turėtum tiesiog palikti visas tas materialias pareigas. Tačiau mes šiandien pakalbėsim apie vieną įdomų Viešpaties žaidimą, kurį labai detaliai išanalizavo Sačinandana Svamis prie Govardhano. Buvo retritas prie Govardhano, Buridžiane buvo Šilos Prabhupados mokiniai ir Sačinandanas Svamis. Ir Sačinandanas Svamis pasakojo labai įdomų Viešpaties žaidimą apie Akrūrą. Ir Akrūra buvo Jadų giminės, jis buvo Krišnos dėdė. Krišnos dėdė, jisai Jadų giminės atstovas buvo ir tuo metu valdė Kamsa valdė Madhūroj. O Krišna gyveno Vrindavane. Ir jis buvo mažas, kaip mažas, 16 metų, atrodo buvo, kada jisai į Kamsą nužudė. Kažkaip 16 mečiai buvo. Piemenukai. Keistai, tai skamba Dievas piemenukas. Bet ta alegorija, tai ne vien tik tai, sakykime, vedų kultūroje galima sutikti. Jėzus Kristus kaip vadinamas. Taigi piemuo, ne? Irgi, tai labai yra gili prasmė visame tame, tai tiesiog, kad neatrodytų keistai, kad Dievas piemenukas. Tai taip pat irgi, sakykime, kultūroje Boružės, koks vardas dar kitas yra? Dievo karvutė, ne? Iš kur mūsų proseneliai žinojo, kad Dievas turi karvučių? Dievo karvutė sako, skrisk į dangų, ten tavo vaikai gaili vaikai. Yra tokia daina, vaikystė daina, ne? Ir sakoma, kad mes esame sielos, dvasinės sielos, mes nesame šitas kūnas. Ir mes kažkada buvom dvasiniam pasaulyje, bet mes puolėm. Kaip ten buvom šitam vienuolyne Kretingoj. Tai vienas vienuolis, jisai sako, ką reiškia nusidėti. Jis paaiškino žodį nusidėti. Mano vieta yra čia, jisai sako, bet aš nusidėjau iš šitos vietos va čia. Sako, čia mes ir nusidėjom, kad mes iš kažkur atėjom čia. Tai va, tokia prasme, kad mes nusidėjom, mes norim pabūti kuo mažais dievukais, norim pakontroliuoti, pavaldyti šitą pasaulį. Ir Viešpats mums sudaro sąlygas. Žinot kodėl? Sudaro sąlygas iš meilės. Jis mūsų geriausias draugas. Paradigma, kad Dievas, tas su žaibais, nubaus mane, nedaryk to, nes jis nubaus, bijokit Dievo. Ar gali būti meilė iš baimės? Ne. Gali prikišti pistoletą žmogui ir pasimylėk mane. Aš tave myliu, labai myliu. Labai gal absurdiška situacija, ne? Taip, meilė, tai negali būti jokios prievartos. Tai va, ir Viešpats iš meilės, tu nori to, jis sako, neikite materialų pasaulį, neik, bet aš noriu. Ir kaip mažas vaikas, pavyzdžiui, kažkaip tai nori. Noriu, neduodi, ką jisai verkia. Pasimti. Jeigu, aš tau sakiau. Tai lygiai taip pat mes jau čia naisi, ką padarysi, jau atsidūrime. Ir Viešpats jisai ateina į materialų pasaulį, jisai, kaip pasakyti, pareklamuoja, ką mes galim turėti, tokia super duper reklama būna, jis tai padaro, atlieka savo žaidimus, ir sako, žiūrėkit, ką jūs pamirštate, jūs galite turėti santykius su manim, labai gražius, labai tobulus santykius. Tai va, ir tuo metu Krišna apreiškė tos žaidimus Vrindavane, jis buvo piemenukas, ir Kamsa, to šalies valdovas, buvo be galo žiaurus, be galo žiaurus. Ir tai yra istorinis įvykis. O Sačinandanas Svamis sako, jeigu jums atrodo, kad tai tiesiog knygoje parašyta, kaip pasakaitė, kai kurie momentai tenais, kai jūs skaitysit Krišna aukščiausias Dievas knygą, jūs pamatysit, turėjau tą problemą. Pasaka kažkokia. Ir jie sako, kad aš turiu tam patikėti. Kažkokia nesąmonė. Metai eina po trupučiuką ir tos mintis po trupučiuką dingsta, vietoj tu gauni patvirtinimą. Keliauji po Indiją, tu gauni patvirtinimą istorinių šaltinių, vietovės,
ta gili patirtis kažkokia tai medžiai net iš tų laikų palikę, statiniai palikę iš tų laikų, patvirtinantis visą tai, metraščiai užrašyti visi įvykiai, iš kartos į kartą perduodamos tos istorijos. Ir tu matai, kad gal aš klydau, atsiprašau. Tai buvo tas Kamsa valdovas, buvo be galo žiaurus ir jis turėjo seserį Devakį ir Devakį vedė ir kaip brolis jisai surašė labai prašmatnes vestuves ir jie susitakė ir važiavo vežimu Devakį ir Vasudeva, vyras ir žmona, ir Kamsa, tas demonas. Ir staiga iš dangaus pasigirdo balsas, Kamsa, tu kvailys. Tu dabar važiuoji vežimu, kur sėdi moteris, kurios 8 vaikas tave nužudys. Ir Kamsa tik išgirdo tai. Mums sunku patikėti, ne kaip kažkokį arba siaubo filmą, ar dar kažką čia kažkur nugriaudėjo iš dangaus, bet realus įvykis. Kamsa iš karto suprato, kad tai apreiškimas, jis įsitraukė kardą ir jisai iš karto norėjo savo seserį nužudyti. Iš karto, nesusimastydavo. Vasudeva pamatęs, palauk, sako, sustok. Ir jis pradėjo jam pasakoti filosofiją, kad viskas vyksta pagal aukščiausiojo valią, kad pagal karmos dėsnį, kas lemta, to neišvengsi. Ir jis intelektualiai bandė jį įkalbėti. Ir Kamsa dvejojo, žudyti, nežudyti. Po to jis sako, klausyk, gerai, nežudyk, juk jinai tavo sesuo, tavo kraujas. Kaip tu gali, ką žmonės apie tave pagalvos. Įvairiausius būdus jisai panaudojo, kad nuraminti. Ir galų gale pasakė, aš atiduosiu tau visus savo vaikus. Tu juos gali nužudyti, bet prašau, nežudyk savo sesers, nežudyk mano žmonos. Ir gerai sako, bet aš jūs uždarysiu į kalėjimą. Ir Kamsas uždarė į kalėjimą savo seserį ir jos vyrą ir laikė kalėjime ir žudydavo vieną po kito vaikus. Bet atėjo laikas, kada apsireiškė 8 vaikas, tai buvo Krišna. Dievą, kas gali nužudyti? Taip istorija susidėliojo, kad ir visą tai vyko Madhūroje ir kad Krišna iš Madhūros, kai jisai gimė, visi sargybiniai užmigo, jį paėmė ant rankų Vasudevai ir nunešė į Vrindavaną. Ir Vrindavane tuo pačiu metu gimė mergaitė. Ir Vasudeva paėmė ją ir atnešė į kalėjimą. Ir nieks net nepastebėjo, kad įvyko susikeitimas. Ir tokiu būdu Krišna liko Vrindavane. Ir jis ten gyveno 16 metų, ganė karvutės ten. Ir Kamsa, jis žinojo apie tai, po to sužinojo po kažkiek laiko, kad kažkaip tai kažkokiu būdu Krišna apsireiškė Vrindavane. Ir jisai siuntė savo draugus įvairiausius demonus, įvairiais pavydalais. Narada Munis jam pasakė. Narada Munis jam pasakė. Ir kas įdomiausia, Narada Munis yra šventas žmogus. Ir gerai, šventas žmogus, ne? Tai iš tikrųjų šventi žmonės žino Dievo planą. Nes viskas šitam pasaulyje vyksta pagal Dievo planą. Viskas. Sarva karma. Viešpats yra visų priežasčių priežastis. Tai jis taip viskas sudėlioja, taip įdomi. Ir kada Krišna paaugo ir kiekvieną kartą Kamsa siuntė demonus, kad nužudyt Krišną. Ir Dėl ko jisai siuntė, kad kodėl tas neįra? O vat klausimas. Kodėl? Tai gal tą istoriją? Aš nežinau. Neprisimenu dabar. Pasakykit. Tai nešabūja. Intrigas. Gal dabar? Ne, pasakė. Paskui. Gerai. Ir Kamsa siuntė tos demonus. Ir kas įdomiausia, Krišna būdamas dar kūdikis, toks kūdikis, tos demonus nužudydavo. Tie demonai vežimėlių netgi pasiveždavo, materiją. Nes demonai, jie atlieka rūsčias askezes. Ir jie turi mistinių galių. Kažkas gali būti labai asketiškas, pavyzdžiui, o jis tai mėnesiais nieko nevalgo. Jis turbūt labai dvasiškai pažengęs. Ne? Vienas demonas ant vienos kojos išstovėjo, tai yra Hiranya Kašipų, iškėlęs rankas. Ne? Jo kūnas, netgi aplink jo kūną šitie skrusdalės susidėjo skrusdalyną, suvalgė kūną, griaučiai liko. Bet jis ant tiek buvo stiprus ryžtas, jau buvo pasiekt tas mistinės galės, jis norėjo valdyti visą visatą.
galų galiai iš galvos liepsnas pasipylė. Ir visada ir pusdėviai ten atėjo pas Brahmą, daryk kažką, mes sudegsim visą. Nu tada, ko tu nori, gal. Tai vat, asketizmas tai dar nereiškia, kad jis dvasiškai pažengęs. Ne, asketiškumas tai. Ne. Tai jie turi va, ten tam tikras galis ir jie gali savo kūną kaitaliot, pakeisti. Ne? Ir būtent atėjo pasivertusi labai gražia moterim. Ir Indijoje, pavyzdžiui, ne vien tik mama gali maitinti kūdikį, ne, gali, sakykime, kaiminė, tai ne, jeigu daug meilės turi pieno, ne, tai gali irgi, duoda, nori pamokų, prašau. Taip ir gal, mama išoda pamačia, turbūt pati Lakšmi Deivė atėjo, čia pati Deivė atėjo tam, kad pamaitinti mūsų kūdikį. Ir prašom, užeikit ir įsivaizduojat, kaip demonai pasivežė. Ir ta demonė, jinai buvo savo krūtis pasitepusi nuodais ir galvoja, nu to, jis atsigers pieno ir jisai žus. Bet vieną akimirką pagalvoja, koks gražus tas vaikas. Aš taip norėčiau turėti tokį vaiką, aš taip norėčiau būti mama tokiam vaikui. Palauk, bet aš atėjau į nužudymą, čia tas, kaip Kamsos priešas pas didžiausias. Na ir vienu žodžiu, Krišna įsikabino į krūtį ir pradėjo gerti pieną, gėrė ir visą gyvybę su orą išgėrė. Ir ta ragana suriko tik vai. Ir jinai vėl įgavo savo tikrą pavidalą. Ir tas tikras pavidalas buvo, aš tau myliu, jeigu neklystu. Užaugo ir nukrito. Ir visi kaimo gyventojai ir žiūrė, o Krišna savo žaidžia ir tokie du kalnai, tokios dvi krūtis, tokios šlopunys didelis. Tam gigantiškas kūnas ir visi, vienu žodžiu, ir labai daug, toj knygoje aprašyta, kiek daug demonų Krišna nužudė. Daug Agasūra, toks vienas didelis demonas irgi, Pitonas, nasrus iki dangaus. Labai Krišna su piemenukais atėjo, o čia turbūt Ola kažkokia. Ir jie užėjo pažaisti. Vienu žodžiu, labai daug. Tai va, bet mes tiesiog pataupom laiką, kad ir tą istoriją apie Akrūrą. Tai ir vienu žodžiu, žudė Krišna tos demonus. Vrindavono gyventojai, jo draugai, piemenukai, tėvai, net nežino, kas yra Dievas. Tai kad Dievas, jis nenori tokių santykių, kad jam visi lankstytųsi. Ne? Nes meilės ryšys, meilės santykis reiškia meilės mainai. Ir jie turi būti lygus. Arba kažkiek tai, ten ta nelygybė yra, bet tam tikra prasme, sakykime, širdies stovių. Meilė tai reiškia, nėra savanaudiškumo. Aš nieko nenoriu savo. Tai yra tarnystė nemotyvuota. Mes visur kažkur, tai jeigu tai būsim labai sąžiningi, galim atsekti savo motyvą. Ir kuo nuoširdžiau tu praktikuoji, tas motyvas, o tau stovi. Ir taip bjauru būna, kas nors patyrė. Negali su tais motyvais sustvarkyti. Ką daryti? Tai blogai. Kažką darai, atrodo nuoširdžiai, nežiūri motyvas. Ir vėl nieko nesavanaudu. O meilė reiškia, nėra to motyvo. Tiesiog aš noriu patenkinti savo meilės objektą. Viskas. Aš noriu, kad mano meilės objektas būtų laimingas. Viskas. Ir viskas. Tai va, ta prasme yra lygus. Bet kitokie santykiai, pavyzdžiui, netgi Krišna turi vyresnius draugus, turi jaunesnius, yra dėdės jo, yra jo tėvai, ir jis klaus. Ir, sakykime, santykiai, kada Krišna mama Jašoda bara su rykštelė, Krišnai labiau patinka, Dievui labiau patinka tokie santykiai, kada jo atsidavęs jį nori pabart arba nubaust, negu jam kažkas ten lankstosi ir meldžiasi. Jam tai labiau patinka, nes ten yra santykis, yra mainai. Ne, o čia baimė kažkokia ten. Yra tokie santykiai, jo, jis priima tokius. Bet labiau jam patinka va tokie. Ir tie demonai visus žudė ir galų gale Kamsa pagalvojo. Krišna tos demonus nužudo dėl to, kad jisai
savo namuose. Vrindavanas yra jo namai. Ir dėl to jis ten laimi. Ir jeigu kažkas dalyvavo kokiose sporto varžybose, arba žiūri ten krepšinį, dar kažką, tai šansų, kad laimės tam tikra komanda yra daugiau, kuri lošia namuose. Ane, sako, namuose ir sienos padeda, ne? Tai kamsa tai pagalvoja, jis laimi ten, tas demonas nugali. Jis laimi ten, todėl, kad jis namuose. Reikia kažkaip tai Krišną išvilioti iš tų namų. Ir jis suorganizavo tokias rungtynės, pakvietė pačius stipriausius ten imtynininkus, labai galingus, be galo galingus, ten profesionalų. O Krišna 16 metais, pirmąlytis, ir galvoja, kai jis ateis, visi jį ringė tiesiog ir sutraiškės. Ir galvoja, kągi čia nusiųs. O Akrūra, kaip mes minėjom, yra Krišnos dėdė. Ir taip kaip Kamsa labai bijojo Krišnos, žinojo, kad buvo apreiškimas, kad Krišna jį nužudys, jis žiauriai bijojo. Jis visur girdėjo Krišnos vardą, jisai ėjo, jam vaidendavosi. Visur mirti matyti, visi ženklai jam liudydavo, kad jį greit nužudys, jis be galo bijojo. Ir dėl to, kas būdavo tik susijęs su Krišna, jis visur žudydavo. O Akrūra buvo jo dėdė. Tai Akrūra, jisai apsimetė demoniškos mąstysenos žmogų. Ir jis buvo be galo protingas ir išmintingas, ir jisai tapo Kamsos patarėjai, premjerministru. Įsivaizduok? Visi kiti Jadų giminės atstovai, jie pabėgo tiesiog. Pabėgo kažkur tai susislapstė, todėl kad Kamsa turėjo be galo daug špionų visokiausių. Ir labai galim pažinti, kad